Kaip bičiuliai, tai šiandien darbus baigiam anksčiau ir vykstam į komandiruotę darbo reikalais. Nekantrauju, kada galėsiu parodyti jums, kur važiuoju ir kaip viskas atrodys. Let's go! Sveikinamis tiesiai iš Čekijos, iš Brno trasos, kurie šiandieną Justas Simaška treniruojasi su ES Motorsport komandos Mercedes-Benz AMG GT3 Evo automobiliu. Justina, generalinis rėmėjas, šį sezoną yra taip pat Ignera, tai dėl to atvykom palaikyti jį tiesiai į Čekiją. Mūsų tikslas šiandieną yra palaikyti Justiną, pažiūrėti, kaip jiems sekasi prisipratinti automobilį, kaip komandai sekasi jį susistiguoti ir ruoštis naujam sezonui. Apie pačią trasą, tai įdomus faktas toksai, kad jinai turi šiek tiek panašumų kaip ir mūsų Nemuno žiedas, tai labai panašus reljefas, kadangi turi nemažai pakilimų ir nusileidimų, vairuotojams tai tikrai įdomu ir daug smagiau tokiai trasai važiuoti, visi pripažįsta. Ir vienas dar įdomesnis faktas, tai kad Kaune mes turim Reginos garsųjį pastatą, kur neme gyvena, o čia yra Grid Hotel viešbutis, kuris stovi viduryje trasos ir čia apsistoja lenktynininkai. Tai einam pažiūrėsim, kur apsistojame mes. Ir dar vienas įdomus faktas, kurį radom išėję eidami pakeliui į trasą, kad šitoj lentelėje parašyta, kad 1930 metais trasos danga atrodė būtent taip. Galim tik įsivaizduoti, ar ne? Kaip turėjo viskas atrodyti. Einam pasižiūrėsim, kaip viskas atrodo šiai dienai. Sveiki atvykę į šiandienos pietus. Jūs tai papasako, kur mes čia randamės ir kas apskritai čia bus, kaip tu jautiesi prieš pirmą startą su Mersu? Mes esam Čekijoje, Brno trasoj. Iki čia atsikėlėm dėl to, kad yra šilčiau biški negu Lietuvoje ir geriau šyla padangos, viskas, geresnės sąlygos. Kaip jaučiuos, nežinau, ko tikėtis iš tikrųjų. Daug laiko praleidau ant simuliatoriaus, apie 30 valandų iš viso ir labai įdomu, koks yra tas skirtumas. Aš ten žinau, kaip reikia padaryti, kaip čia gausis tą patį atkartot. Kaip rally dar irgi turbūt, ar ne, tos pačios inercijos, rally tos biškai tiek skaidimas, nėra tokių, kitaip tos jėgos veikia tikriausiai. Jo, tokių išcentrinių jėgų nėra iš viso, ta galva, nežinau, rally čia tai turbūt lenks į vieną šoną, tai pakskaus gal net kaklą, toks, nežinau, ko tikėtis. Laukiam, kaip sakant, pirmų startų, viskas bus gerai. Paskui truputėlį susigulės emocijos, bus įdomu paklausyti, kokį tavo pastebėjimą tarp simuliatoriaus ir realaus važiavimo trasą, nes vis tiek važiavai su to pačiu Mersu simuliatoriu ir toj pačiai trasą. Taip. Tai viskas kaip ir pažįstama, apart fizika. Jo, dar su raliu, žodžiu, čia bus. Tikiuosi, kad gale dienos šypsena iki ausų bus ir viskas bus praėjo gerai. Viskas bus gerai. Sėkmės.
Justai, kaip įspūdžiai? Tokią mašiną tai ir meška galėtų vairuoti. Paspaudi gazą, važiuoja, stabdai, stoja, suki vairą, suka. Žinok, Violeta, lengviau negu tau su Audi važiuoti darbą. Prisiekiu. Kaip? Sakau, meška išmokti su tokią mašiną. Su debiutu tave. Ačiū. Bet neina susikaupt niek. Tiek visko daug. Žinau, kad čia kaip padaryti, bet galvoju ten, nu toksai... Susigulės viskas. Reikia susigulėti, kad sulipdyčiau tą normalų ratą. Dabar čia vieną ir pravažiavau tokį stabilų pakankamai, kad daugiau. Bet jau jaučias, va, padanga priekinė, kad jaučiu, kad padanga čiuožia, tai reiškia, kad jau kažkokią ribą, ant kažkokios ribos kai kur pasiekiau. Nu, suprantu, kiek jinai gali. Ir dabar jau, pavyzdžiui, jaučiu, kad padanga neduoda. Kiek kitokią techniką, negu esam pripratę matyti įprastai, tai GT3 klasės Evo, tai įdomus dalykas apie pačią mašiną, kad šiek tiek suprasti, kaip turi jaustis vairuotojas viduje. Tai sukant posūkį su šitą mašiną jaučiasi 4G jėgos. Tai 4G, kaip geriau suvokti, yra 4 kartus tavo kūną veikia sunkia jėga. 4 kartus tai yra didesnė jėga, didesnis svoris negu tavo kūno masė. Tai jeigu suri kaip pavyzdys 80, tai sukant posūkyje maksimaliu greičiu, būtų toks jausmas, kad ant tavęs būtų užmestas 100 boulingo kamuolių arba tas pats fortepijonas. Tai galim tik įsivaizduoti. Here is okay. The braking focus. Yes. And he has got oversteering from this exit. I'm sure. No problem. Komanda, kaip matom, organizuota, biškai kitaip negu pas mus įprasta matyti driftą. Ir komandos narių skaičius didesnis, aišku, čia. Ir faktas dar vienas, kad šiandien tikrai nėra pilnų pajėgumų suvažiavę, tai įprastai būna jų dar daugiau. Ir viską puikiai tvarkosi. Galim dar pasižiūrėti, ką Chebrytė, kol lenktynių inžinierius žiūri padangas ir aiškinasi, dėl ko smaškai nustuminėja priekį. Galim pasižiūrėti, ką Chebrytė vežasi į atsarginių dalių dėžėse. Viskas gražiai sudėta. Turi 2 stumdomus atsarginių detalių, nežinau kaip įvardinti, dėžės. Pažiūrim. Aha, keltuvai, ratų puška, variklio tepalai, baterijų pakroviklis. Vienas įdomus dalykas, kad jie turi dar papildomą bateriją mašinai, tai yra papildomą akumuliatorių, kurį pastoviai kiekvieno sustojimo metu kraunas. Toliau elektronika, mašinos dangtis, atsarginiai lipdukai. Tai šito pas mus tikriausiai nepamatysim. Tai atsarginiai lipdukai, kaip atsarginės dalys, turbūt ne pas kiekvieną iš mūsų važiuoja. Nors mums jų visai reikėtų labiau gal net negu žiedė, ne, Chebra? Tai, žodžiu, tokios įdomybės. Laukiam, kol Justas apsuks paskutinius savo ratus ir keliausim atgal į Kauną ir važiuosim savo varžybas. Į kur žiūrėjai? Jo. Tai treniruotė į pabaigą. Norėjau paklausti, Ernestai, jūsų kaipgi sekasi Justui? Tai žinokit, visai komandai sekasi gerai, tame tarpe ir Justui. Justas aplamai nustebino, kaip atėjęs iš kitos kategorijos, iš ralio lenktynių.
pirmą kartą važiuojantis su GT3 mašina žiediniai trasoj, kurioje nėra važiavęs. Jis važiuoja vidutiniškai greitais laikais ir sparčiai tobulėja ir ateityje sudarys tikrai gerą konkurenciją. Gali būti taip, kad keis discipliną? Čia reikėtų jo klausti, bet aš mielai sutikčiau, kai jis keistų ją. Man atrodo, jis kitaip galvoja. Ir šiaip labai smagu, kad ta prasme treniruotė tikrai vykusi, mašina laiko, liko keli ratai, tikimės atlaikys. Tai dar aš laikau pirštus sukryžiavęs, dar treniruotė nėra pasibaigusi, bet šiaip be incidentų viskas tvarkingai, viskas gerai. Viskas sklandžiai. Bendrai paėmus, tos treniruotės tikriausiai be treniruočių nebūtų jokio sėkmingo sezono. Jos priklauso daug labai laiko, energijos ir pasiruošimo. Ir yra svarbus faktorius. Dėl ko būtent pasirinko treniruotę Brno trasoje, o nevažiavo į Bikerniekus, į Parnų tą patį? Bikerniekų trasa, tiesiog čia gal taip sutapo, kad dėl trasų užimtumų, arba jeigu trasa laisva viena ar kita, mūsų kolektyvas negalėjo, ta prasme lenktynininkai negalėjo pagal savo užimtumą. Mes labiau norėjom važiuoti į Poznanės trasą, kur vyks paskutinis Baltijos šalių žiedinių lenktynių čempionato etapas, bet ta trasa buvo irgi užimta. Būtent šiom dienom tai mums liko Brno. Brno irgi nėra blogas variantas. Logistikos atveju ir, sakykime, ir pačia trasa, tai skaitau idealu. Idealu. Ir plius oras šiandien tikrai lepino. Pasibandėt padangas, principė, tokiom sąlygom, kokios galimai bus netgi ir toj pačiai mūsų populiarioji 1006 km lenktynės, nes būna karšta visą laiką. Tos sąlygos tokios labai artimos atrodo man. Iki tų lenktynių mes, aišku, darysim dar treniruočių, nes šiandien mes važiavom su kitokiom padangom, tai važiavom su Michelin tipo padangom. Palangoje bus kito gamintojo padangos, tai mes turėsime dar daryti vienas treniruotės skirtas konkrečiai Palangai. Viskas, super. Malonu buvo tada aplankyti jūs. Ačiū, kad priėmėt. Prašau dažniau. Treniruočių diena baigta, viskas praėjo maksimaliai sklandžiai, tai visi patenkinti. Justas išlaikė savo išbandymą, pirmas kartas neprisvilo žiedinėse lenktynėse. Panašu, kad trasoje mes jį dar tikrai pamatysim už Merso vairo ir viskas klostysis puikiai. Bendrai paėmus, tai aš pats irgi džiaugiuosi, kad turėjau tokią galimybę kartu su profesionalia lenktynininkų komanda atvykti į Brno trasą, pasižiūrėti, kaip jie organizuoja savo darbą, ką jie daro, kitaip negu daromės drifte galbūt. Tikiu, kad tą patirtį ateityje pavyks pritaikyti ir pas save, gal ne viską iš karto, bet palaipsniui matom, į kur galima augti, kaip galima tobulėti ir kartu bandysim tai padaryti. Dėkui dar kartą, kad žiūrėjot, iki sekančio video.